Vilniaus Siemens arenoje antradienio vakarą įvyko net dvejos rungtynės. Europos taurės turnyro dvikovoje Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai susitiko su Mariupolio Sovmaš. Tačiau nemažesnio žiūrovų dėmesio sulaukė sostinės krepšinio mokyklos auklėtinių ir žaviųjų Lietuvos Ryto šokėjų komandos akistata. Gintauto Rutkausko treniruojami 2002 metais gimę SKM auklėtiniai po atkaklios kovos rezultatu 1-2 turėjo pripažinti aikštės princesių pranašumą. Dar neregėtos rungtynės vyko didžiosios pertraukos metu. Iš šono, žinokit, atrodo lengviau negu žaidžiant. Atrodo 5 minutės, bet žinok, palakstam, tai gerai, iš tikrųjų. Tai iš tikrųjų mes suprantam dabar. Ir tų mažiukų nuvertinti tikrai nereikia, nes oi laksto vardai gerai. Šiandien turėjo tūgio pranašumą, ar pavyko jį išnaudoti? Nu tai ką, čia su viena treniruotė vakar tik tą turėjom, tai man atrodo visai gerai pasirodom, ne? Nu, kitūgis neturėjo reikšmės, jeigu gerai žaidži, tai rūgis nepadeda. Šiaip ar Siemense buvo smagu parungtyniauti, visgi ne šiaip bet kokia salė. Nu, labai smagu, nes arena didelė, žiūrovų daug, palaikymas kitoks. Ar sostinės krepšinio mokyklos auklėtiniai matot juose talentus? Matom, mes žvelgiam į tai kažkaip, tursime, kaip pasakyti? Nu, matosi ugnelė tokia akyse pas juos yra. Jie rimčiau žvelgia, jo. Jiems buvo vienodai, ar mes čia merginos esam, ar ne, jau svarbiausia buvo pelnyti taškus. Jo, ir jie žaidė daug rimčiau negu mes. Kaip jūs jaučiatės tada dabar? Aš tai labai pavargus ir nesitikėjau tokio bloko iš tokio berniuko, bet labai įspūdingai žaidžia. Nu, mes žaidėm krepšinį prieš Lietuvos Ryto šokėjas. Ir, nu, kažkaip tai netyčiom pralaimėjo. Ko pritrūko šiandien? Pritrūko labiausiai tiklių metimų ir, nu, nekrito šiandien. Varžovės buvo aukštesnis, ar neįsigandot? Ne, neįsigandom. O mačiau, kad bėgot už jas dvigubai greičiau ir bandėte atimti kamuolį, ir taip ir buvo? Jo. Ar šiandien galvojate, kaip kovosite būtent prieš šokėjas? Nu, galvojame, kad žaisime gerai. Pasakykit dabar paslaptį, ko reikės jums kitą kartą, kai susitiksite su Lietuvos Ryto šokėjomis, kad nugalėtumėte? Gal geresnės gynybos. O klausyti trenerio reikės? Taip, labai. Su Lietuvos Ryto klubu sėkmingai bendradarbiaujantis sostinės krepšinio mokykla ne pirmą kartą pasirodo ant Siemens arenos parketo. Praėjusį sezoną SKM auklėtiniai žaidė su kaunaiščiais ir nugalėjo varžovus. Taip pat surengė keletą pavyzdinių treniruočių. SKM yra didžiausia krepšinio mokykla Lietuvoje. Šį sezoną krepšinio paslapčių Vilniuje ir Vilniaus rajone mokosi net 2000 moksleivių ir darželinukų. Mokykloje dirba 32 treneriai. Jų štabui vadovauja vienas geriausių Lietuvos krepšinio specialistų, buvęs Lietuvos Ryto komandos treneris Rūtenis Paulauskas.